Broliai Lavrinovičiai vos spėjo grįžti namo su senai matytais draugais nuvažiuoti prie ežero. Kaip išgėrus vos kelius šimtus gramų ėmė ir susipešė. Broliai aiškinosi, ten norėjo išskirti susipykusius draugus, kol geležiniai brolio Dariušo nervai neatlaikė ir jis paleido į darbą kumščius. Pasak 2-metrinio raumenų kalno, ne vienam iš jo sulamdytų draugų nereiks vežimėlio. Vos sulaukęs nuo tarnybos tėvynėje atleidžiančio amžiaus, į dainininkus taikantis Antanas drąsiai pareiškė savo nuomonę šią temą. Daininga prigimtimi besirengiantis muziką kremtantis jaunuolis mano, jog tarnauti jo natūros žmogui būtų idiotizmas. O ar natūros žmogui derėtų viešai dainuoti, žurnalistai neklausė. Buvusi Black Coffee vokalistė Raimonda, dalyvavusi antrajame Dangaus sezone, buvo išmesta iš grupės. Nuo pat pradžių jos dalyvavimui grupės realybės šou prieštaravę grupės nariai jau ieško naujos vokalistės, pakeisiančios išgarsėjusią Raimondą, kuri niekaip negali patikėti, jog nebėra laukiama. Kalbama, grupiai pavadinimą sugalvojusi bei nuo susikūrimo joje dainavusi Raimonda iš keršto ruošiasi skambinti grupės gitaristo merginai ir primeluoti su juo miegojus.